Naktį Lietuvoje siautęs uraganas labiausia smogė vakarų kraštui, žmonių aukų išvengta. Net laikęs vėjų medis Klaipėdoje įgriuvo į butą. Iš viso be elektros buvo likę daugiau kaip 500 000 Lietuvos gyventojų. Klaipėdietį Aną stiprus trenksmas pažadino po vidurnakčio. Uraganinio vėjo neatlaikęs greta daugiabučio stovėjęs medis rėžėsi į įstiklintą balkoną. Pagalvoju, kad į balkoną chuliganai eina. Mačiut? Viskas dabar. Plėvelės kokios duokės? Klaipėdos ugniagesiai neturėjo kada atsipūsti. Per naktį jie buvo iškviesti keliasdešimt kartų. Ši naktis buvo apskrities ugniagesiams išties neeilinė, kadangi dėl uraganinio vėjo vyksta į visus rajonus, būtent likviduoti padarinių. Iš viso per parą užfiksuota daugiau kaip 60 iškvietimų. Daugiausia ugniagesiai buvo iškviesti dėl išvirtusių medžių. Pajūryje virsdami medžiai apgadino kelias mašinas, apdraskė naujai pastatytą Klaipėdos Švyturio areną, nuvertė autobusų stotelę. Uragano neatlaikė senas pastatas Liepų gatvėje. Ant šaligatvio ir kelio užvirto mūrinė siena. Laimė, žmonės nenukentėjo. Uragano padarytus nuostolius skaičiuoja ir Šilutės rajono ūkininkas. Nutrūkus laidui, elektra nutrenkė 5 karves tvarte. Atsikėliau ryte, nuėjau į tvartą apsišerti. Ir pamačiau, kad jau prie vieno lovi, kur surištas karės, visas yra suguldytas. Viskas, jos negyvos, išputusis. Ir šio, ką darys. Per naktį siautėjusį uraganą be elektros buvo likę daugiau kaip 60 000 elektros vartotojų. Daugiausia Klaipėdos ir Kauno regionuose. Šiek tiek silpnesnė stichija smogė Vilniaus, Panevėžio, Alytaus regionams. Daugiausia elektros tiekimas sutriko dėl ant elektros oro linijų ir jų atramų užvirtusių medžių arba jų šakų. Remontininkų brigados dirba be perstojo. Dirba visi, monteriai dirba ir technikiniai, netgi braižytojai, pavaduotojai, visi važiuoja, visi ieško vedimą. Vis kolektyvas įdarbintas pilnai. Naktį buvo paralyžiuotas uosto darbas. Nutrūko laivyba, sustojo krova. Neatlaikė 3 laivų lynai, todėl jiems prireikė vilkikų. Į uostą negalėjo įplaukti apie 10 laivų, neišplaukė 2 jūriniai keltai. Jūroje bangos siekia 7 metrus. Tokio dydžio yra 3 aukštų namas. Daug kapitonų patys nesiryžta plaukti ir stovi uoste, laukia. Iki ryto prastovėjo net 2 jūriniai keltai, neplaukė. Bet ne tik pas mus stovi, o, sakysim, ir Švedijoje, ir Danijoje stovėjo keltai. Pasak draudikų, Lietuvoje užregistruota daugiau kaip 700 įvykių. Uragano padaryti nuostoliai gali siekti apie 1,3 milijono litų.